Šiandien važiavame renginį, kuris bus Klaipėdoje. Dabar yra 6 valandos vakaro. Renginys prasideda 7:30, dabar važiuojam iki degalinės, užsipilti kuro. Ir tada važiuosim į studiją pas mokytoją, nes ne vienas filmuosiu renginį. Bus šokių renginys, 2,5 valandos. Tiesiog važiuojam. Atvažiavau į studiją, eisim dabar pas mokytoją, nežinau ar jis yra, bet tikriausiai yra. Mano kamera kažko blūdėjo, dabar nežinau ar fokusė ar nefokuse, jeigu nefokuse tai šit. Šitą kamerą tiesiog parduosiu ateityje. Noriu pakviesti orientalius, tie, kurie nešoko, plius keletas porų, kurie šoko, Kągi, matė tikriausiai iš renginio kadriukus, aš paėmiau kadrus iš savo tos mokytojo kameros ir ką jau perteiksiu, tą perteiksiu. Jo, dabar yra pusė be 20:12, tik dabar baigiau, nors turėjau 10 valandą baigti. Ir pinigų daugiau gavau, nei turėjau gauti, nežinau kaip čia bus, reikės pasiklausti savo mokytojo. Važiuosim namo, aš dar nebaigiau šitą video, tai lekim iki studijos ir tada pažiūrėsim, ką mokytojas pasakys. Tas štatyvas arba stabilizatorius yra žiauriai nelengvas, bent jau man, aišku, sunkesnė kamera dar būtų sunkiau. Žiauriai tamsu ir fokuso nėra, nežinau dėl ko. Viską atidaviau, mokytojus jūs nepamatėt, soriukas. Gavosi taip, kad turėjau iki 10 filmuoti, bet filmavau iki 11:30. Kaip sakant, darbštumas gerai, bet reikia ir turėti saiko. Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė. Turiu dabar šviestis su prožektorium, kad galėčiau kažką dar papasakoti. Grįžau dabar ką tik į kiemą, lauką negaliu išeiti, nes vėjas baisiaulinis pučia ir lyja. Nenoriu kameros užlapinti, bet ačiū, kad užsukot, ačiū, kad žiūrėjot mano video. Po ilgos pertraukos padarysiu kažkokį tai vlogą. Susitinkam kada nors kitą kartą. Tai see ya.